Tai sveiki sugrįžę į antrą rekomenduojam sezoną. Valiau! Valiau! Šiaip tai pertrauka tai labai maža buvo, tai nežinau, kiek čia džiaugtis reikia. 2 savaitės kaip visada, nu, nesvarbu. Jo, labai smagu sugrįžti antrajam sezonui, antrojo sezono pirma laida, arba 25-oji jau mūsų laida, kai mes šnekam ir tauzėm tiesiog apie kiną. Ir tai yra labai fainai ir labai smagu, nes tiesiog smagu, kad žiūrit ir kad klausot ir kad dalinatės su draugais, jeigu taip darot, o jeigu nedarot, tai padarykit. Mums labai smagu kalbėti apie filmus, apie serialus, prisiversti žiūrėti filmus, net jeigu ir, nu, kaip ir neplanuoji eiti iš karto, bet, va, žinai, kaip mes su Arnu, pavyzdžiui, vakar, žinom, rytoj filmuojam, reikia būtinai nueiti. Tai yra ir gera paskaita ir, aišku, labai fainai, kad kažkas kažką pakomentuojat. Kad ir mažokai, šiaip reiktų pasitempt, hebra. Nepradėk pisproto jau, mano. Ne, viskas iš tikrųjų labai gerai, labai ačiū už komentarus, už gerus žodžius, už blogų kol kas dar nesulaukiam, tai irgi labai nice, vadinasi, auditorija mūsų yra kultūringa, protinga, išsilavinus, mėgsta filmus, žiūri filmus, dalinasi savo nuomonėm ir dėl to yra dar smagiau iš tikrųjų, kad nėra tiesiog lojančių. Jo. Ne, jūs konstruktyvę nuomonę visada galite parašyti, mes kalbam apie, kad nėra komentarų, eik nahui, Arnai. Jo. Aš džiaugiuosi. Arba duoč karikai. Minėdu brolis Kurvai ir Maibachui pusbroliai. Tokie. Jo. Tai va, tai labai malonu. Antrą sezoną čia su jų matytis. Taip. Kaip visada, standartiškai paskatinsiu, palaikint, pašerint ir pasubscribint. Mes artėjom pirmo milestone. Rimtesnio tokio? Nu gerai, neartėjom. Artėjom, pabiškutį. Tai mūsų beveik 400, tuo bus gal ir 500. Tai bus labai smagu. Ir tiek. Ir vėl smagu sugrįžti. Naujas mėnesis. Spalis. Spalis. Kaip visada standartiškai. Jau spalis. Ką matysim spalį? Vainiau? Filmus matysim, ką matysim. Aš traukiu savo užrašinę, nes aš ten viską susirašęs. Malačius. Taip, Broliai Lokiai, Laiko kilpa, animacinis šeimai, spalio 4 dieną. Daug nesiplėsim, man šitą animacija yra pigi iš pažiūros, tai... Šiaip, aš nemačiau to filmo dar, tai nieko negaliu sakyti ir paprastai tokius animacinius jau stengiuosi, nu kaip stengiuosi, nesistengiu, tiesiog neinu. Aš irgi. Bet neinu dėl to, kad tai yra, nu jau ten labiau į vaikus tikrai orientuota, arba tiesiog gerokai jaunesnė auditorija orientuota, bet mano kolegos, kurie dirba, nu ir peržiūrinėja tos filmus, sakė, kad šitas filmas yra labai kokybiškas, vizualiai kokybiškas ir jisai net šiaip Estijoje buvo rodomas ir 3D, šiaip siūlė Lietuvai, bet per vėlai pasiūlė, tai už tai nerodom. Bet gal ir nelabai vertas to 3D, bet iš esmės kokybė filmo visai gera. Tai Broliai Lokiai apskritai yra jau daugiametė, didelė labai franšizė, gal mes kaip jau seniai palyginus. Nežinom, bet kiek žinau, vaikai ir vaikų tėvai turėtų žinoti tikrai šitą. Aš žinau Brolis Lokys. Net jie. Tai jisai čia for sure, aš jau mačiau, kad ne tas, bet šiaip aš dar turėjau VHS-ą netgi. Tai, nuostabus filmukas iš tiesų. Next. Jo, paprašysiu Maiką per vieną comą patraukti. Nuostabu. Toliau yra Oho žinutė iš kosmoso. Filmas visai šeimai apie 2 11-mečius, kurie įsitikinę, jog su jais susisiekė ateiviai. Irgi taip pat spalio 4 dieną. Šiaip visai nemažai šeimos filmų. Jo, padavė kažkaip spalio pradžią. Toliau My Hero Academia, You Are Next. Tai anime mėgėjams puikiai tinkantis filmas. Taip, bet čia spalio 10 dieną išeina, bet tu praleidai vieną filmą. Kokį? Jokerį. Matai, aš ką jau pasižiūriu, man tas atrodo, kad jau viskas. Tai nuo spalio 4 dienos kinuose yra vienas didžiausių spalio filmų. Nuo šiandien? Nuo šiandien, taip. Nuo šiandien, kai mes filmuojam, filmas yra jau kino teatruose pilnu pajėgumu, ne tik iš ankstinės peržiūros, o apskritai normaliam repertuare. Eikit ir žiūrėkit, o mes filmą apkalbėsim vėliau. Jo, jau šitą spėjom vakar pasižiūrėti, nes vakar buvo iš ankstiniai seansai. Tai apkalbėsim šitą vėliau. Sorry, kad praleidau. Šiaip kaip tokia svarbi naujiena, tai... Ja.
Ok. Nebūtų sezono startas. Toliau. Psichologinis trileris Psichopato bučinys. Tai sukrenčiantis, šiurpus ir tikras pasakojimas apie vieną žiauriausių manijakų pasaulyje, kurio sąraše gali būti 130, o gal ir daugiau žmonių gyvybių. Kinoteatruose. Nėra feikas visiškai dėl to, kad tai yra tikra istorija paremtas filmas. Taip. Tai kinoteatruose nuo spalio 11 dienos. Ir dar paminėsiu, aš atsiprašau, kad aš tą pertraukiau, bet paminėsiu, kad tai yra aktorės, kuri pagrindinė aktorė yra Anna Kendrick ir tai yra jos režisūrinis debiutas. Yes, sir. Ai, debiutas? Taip. Ok. Nes mačiau, kad nerežisuoja ir pati vaidina, bet negalvoju, kad debiutas. Ok. Cenzas N16. Tai taip, kad vaikučiai, kurie neturi 16 metų, prašo nebandyti prasmukti. Taip. Išdygusios letenos. Dingę augintiniai. Tai dar vienas animacinis filmas skirtas visai šeimai. Spalio 11 dieną. Be didesnių emocijų. Taip, toliau. Aš šitiem netikiu emocijų. Jeigu nėra didžioji animacija, aš kažkaip nežinau. Šiaip, prieš judant dar toliau, aфиgenai, džiauriai daug kino teatre bus filmų spalį. Aha. Pliama kiek daug. Kartais būna per 3 savaitės, tiek, kiek bus per vieną savaitgalį. Spalio 11 būtent. Tai, turėsit iš ko rinktis. Judam toliau. Toliau, tikri farai. Tai istorija apie 4 nieko neįsiskiriančius vyrukus, kurie mėgsta apsimesti aro pareigūnais ir bausti nusikaltėlius. Tai lietuvių kurta kriminalinė drama, Cenzas N13, pradžia, spalio 11. Be komentarų. Neįsiplėsi? Ne. Čia reikia pamatyti. Šiaip, kūrėjai tie patys, kur kūrė Pajūrio džiazą, visus ten tuos kriminalinius serialus Lietuvos, ten, kaip ten... Pasmerkti, jo, ten visų tų iš tos pačios serijos. Tai jeigu mėgsta tą turinį, tai manau, kad kaip tik ir bus šitas filmas. Toliau, Baimė. Naujasis siaubo filmas, pasakojantis apie revoliucingą dirbtiniu intelektu varomą namų asistentą, kuris netikėtai namus pavertė pragaru. Cenzas N16, spalio 11 dieną. Be komentarų? Kas yra? Aš pasižiūrėjau to filmo trailerį. Ok. Taip, žinai. Aš mačiau, šiaip man patinka filmai, nebūtinai siaubo, bet su dirbtiniu intelektu, bet man Ex Machina dar nepramušė niekas ir nemanau, kad pramuš. Man tas buvo tiesiog, labai idealus ten filmas. Labai idealus filmas buvo. Wow. Ja. Taip, toliau veiksmo pilnas filmas Canary Black arba Juodoji kanarėlė, N16. Užtat tai laukiu dėl to, kad Kate Beckinsale pagrindinį vaidmenį. O manęs tai nesujaudino kažkaip. Kate Beckinsale. Čia tu per jaunas šitai aktorė. Man neturiu jausmų šiai visai. Taip, Cenzas N16 ir 11 dieną spalio prasideda. Tuomet Silent Hour, kriminalinis trileris N16 11 dieną. Blema, 11 dieną iš tiesų. Taip, pasakau. Reikia nakvot kino teatre. Filmai realiai išeina. Yra labai daug filmų. Okay. Ir realiai 11 ir 18 dienom išeina labai daug filmų. Labai. Gera proga bus atsirinkti, žinai. Ja. Manau, box office'as išfiltruos. Tylos valanda. Silent Hour, jas. Tai šitą filmą mačiau, vėlgi vėliau apkalbėsiu. Yra apie detektyvą, kuris praranda klausą, paskui ten turi gelbėti kitą moterį iš vieno pastato. Tai plačiau pakalbėsiu, bet šiaip toks klasikinio veiksmo filmo žanro filmas. Klasikinio veiksmo žanro filmas, taip. Ok. Toliau, iš tiesų, ilgai lauktas galbūt, kai kurių, tai mistinis siaubo trileris Šypsena 2. Tai 22 metų siaubo dramos tęsinys, tęsia grėsmingą originalaus siaubo filmo istoriją, pasakojusią apie šypsenos prakeiksmą ir grėsiantį mirtiną likimą. 18 dieną pradžia, Cenzas aišku N16, kadangi tai yra siaubo. Tai aš esu matęs Šypseną pirmą, šiaip neatsimenu, bet... Aš mačiau ir man labai patiko. Jisai buvo dėl to, kad jisai buvo biški kitoks ir šiek tiek šviežesnis. Čia tas, kurie kažką pasako ir išsišėpė iki... Jo, išsišėpė ir paskui ten vos nepradėjo save žudyti, žinai. Jo, tas geras. Ne vos ne, o pradėjo. Jis labai creepy buvo, toks... Jo, ir ta šypsena yra... Aš žinau, kad pabaiga buvo šūdas. Nes ten kažkaip labai hrenovai ten tą demoną parodė. Bet pats filmas man labai patiko ir buvo poroj vietų tokių jumpscare'ų, kur aš šiaip jumpscare'ų nemėgstu. Bet jie panaudoti buvo taip
skoningai, žinai, kad man net visai smagu buvo, žinai, būti išgąsdintam. Ta prasme, Okay. kai tu tikiesi, kad bus jumpscare'as ir tada, žinai, lauki, nu dabar jau tikrai išgąsdins, taip. Nieko neįvyko. Žinai, kai tu jau suvoki, kad nebebus, tada tave tik tai išgąsdina. Tai man jumpscare apskritai yra pigus triukas, blet, ir aš jau geriau sėdėsiu visą filmą apsišykęs šiaip įtampoj, negu tiesiog momentais turėsiu susikausti, nes žinau, kad čia bus, nes daugelis filmų nenori yra nuspėjami. Tai tie jumpscare'ai, taip. Pats supranti. Toliau tai yra naujasis Francio Fordo Coppolos filmas Megalopolis, kurtas net 40 metų. Kodėl taip ilgai? Vainiu. Ten yra režisieriaus aistros projektas. Jisai sugalvojo tiksliau, pirmosios mintis, čia kurtas 40 metų, tai faktas, kad jisai nebuvo kūriamas literaliai 40 metų. Bet, pajaučiu, prasidėjo prieš kem, jisai kaip sukūrė šių dienų, apokalipsę, tai yra Apocalypse Now. Tai buvo 79 metais. Dar tai apie mus net nebuvo pradėta galvoti. 79 Motiejui 2 metai buvo. Man biškai daugiau, bet ta prasme jo. Tai 79 metais, bet tiesiog šojo mintis ir jisai ją papėškai gvildena, žinai, galbūt parašė scenarijų. Aš ten per daug nesigilinau į tą visą procesą, bet esmė buvo, kad jisai tiesiog labai ilgai tempė. Ir dabar jau seneliui jau 85 metai, žinai, tai... God damn. Čia vos ne kaip Clintas Eastwoodas 90 kažkiek, tai ir jisai, žinai, jau ten savo paskutinius filmus, žinai, kapoja, bet jis dar daro, bet tai, man atrodo, Coppola truputėlį labiau paveiktas gyvenimo, atrodo, net negu Clintas, žinai, tai klausimas, ar dar daugiau bus iš jo filmų, tai šitas galimai yra jo paskutinis ir kadangi tai yra aistros projektas jo, tiek metų laikytas galvoje, gvildentas ir darytas. Tai vat ir jisai yra toks... Turėtų dialogų skatinantis filmas būti. Jis tikrai ne masėms, ne kiekvienam žiūrovui. Ir aš matau iš atsiliepimų, vieniem tai yra visiškas šlamštas, žinai, kiti sako, kad tai yra kažkas kitokio. Žinai. Tai, gal tai nėra šedevras. Ir... gali būt, kad mes tą filmą suprasim kaip ir kai kuriuos kitus jo ir vertint pradėsim būtent po kokių 10 metų. Okay. Nes tas režisierius yra Ar tai yra potenciali nauja klasika? Vat būtent tą ir turėjau galvoje. Okay, nice. Bet ar tai bus, tai pamatysim po 10 metų. Bet akivaizdu, kad bus kažkas, tokio kitokio. Ta prasme, aš kiek mačiau atsiliepimų, tai daug žmonių sako, kad nėra matę panašaus filmą. Kas yra šiaip žiauriai unikalu ir man yra dėl to labai smalsu. Ok. Tai 18 dieną. Jau minėjau. N16. Toliau After fanams. Tai dokumentika, kai buvo kurtas filmas After. Prasideda 18 dieną, tai ten visokie skirtiniai kadrai iš už kamerų, ten visą kitą. Tai kas myli šitą franšizę, man šį filmai buvo hujovi, žiauriai. Aš be komentarų šiuo atveju. Knygos, nežinau, neskaičiau, man atrodo, Dvilė skaitė pirmą, gal sakė visai nieko, bet filmas tai buvo šūdas, man atrodo, mačiau 2 gal, bet kažkokį gaidys. Aš tai mačiau pirmą. Dar, jeigu neklystu, tai žiūrėjau Berlyno kino šitą filmų festivalį ir tuo metu dirbau platinime nepriklausomo kino ir su partneriais susitikom po peržiūros, sakau, blemba, reikia pirkti šitą filmą, nes jis finansiškai daug potencialo turi. Yeah. Ir tas pasiteisino, bet ne mes nusipirkom, nespėjom. Okay. Okay, let's go. Brangiausias 24 metų prancūzų filmas paremtas jaunimo literatūros klasiko Aleksandro Dumas epu Grafas Montekristas. Dumas. Tai aš prancūzas. Ar ne Dumas jisai? Dumas. Gerai, net kažkaip... Aš tiesiog... Susinepatoginau, galvojau, gal čia šaipaisi iš manęs. Vienas dalykas, kas mane neramina dėl šito filmo. Šiaip atsiliepimai... Prancūzų. Pirmas dalykas. O Žinau, kad Latvijoje labai labai sėkmingai eina tas filmas jau.
Nes, nu, Aš nerasistas, hebra, tiesiog. Kadangi tai yra nepriklausomas kinas vis dėlto, jisai skirtingose teritorijose išeina skirtingų metų. Tai Latvijoje jau filmas yra rodomas ir jisai yra pakankamai sėkmingas ir pralenkęs visas prognozes. Lietuvoje aš esu praktiškai tikras, kad jisai nesueis. Nebent jūs padarysit... Latvijai dubliuoja, ar ne? Ne? Ir vienintelis labai didelis minusas šito filmo yra, kad jis yra 3 valandų ilga. 3 valandų. 3 valandų prancūzų filmas. Tai... Ir N13. Ja. Tai reiškia, net nepaspaitins nieko per tas 3 valandas. Tai visiškai, o tai jau. Ne, ką. Bet, nu, vlema, nežinau. Žinai, būtų 1,5 valandos dar gal... Jo, aš tą patį galvoju, žinai, tai tu tada gali žiūrėti, net ir iš repertuaro pusės žiūrint, nu, pizdėts yra. Aš džiaugiuosi, kad aš atostogausiu. Nu, jo, nes, nu, tipo, ir šiaip daug filmų, ir dar 3 valandų, va toks va, kur gal nežino, ten paeis, nepaeis. Aš nebejoju jo kokybę. Prancūzai, puikų kiną kuria. Bet, 3 valandas. Bet šiaip įdomus eksperimentas visai būtų. Šiaip, nu, ta prasme, aš nežinau, žiūrėsim. Toliau. Gerai. Istorija visai šeimai. Šuo, kuris keliavo traukiniu. Tai irgi šitas mielas atrodo. Tikrais faktais parimta istorija apie tokį šuniuką. Toks šuniukas egzistavo. 18 dieną. Toliau. Visų kiekvienais metais laukiamos geriausios Kanų liūtų reklamos. Ar jau turi bilietą? Ne, aš niekada nebuvęs, žinau. Rimtai? Niekada. Apie tokį dalyką sužinojau iš vis, kai pradėjau dirbti kine prieš porą metų. Ten visi, Kanų liūtai. Kas kur tie Kanų liūtai? Ką jūs šnekat? Šiaip prikolas, kad tu visą laiką stengiasi skipinti reklamas, bet čia specialiai dar moki pinigus už tai, kad pažiūrėtum reklamą, žinai. Bet čia jau mano aš šiaip irgi anksčiau nežiūrėdavau, bet aš kai pradėjau draugauti su savo dabartinė gyvenimo meilė, sakykim taip, tai jinai sakė, kad jinai vaikščiodavo, tai aš sakau, nu gerai, nueinam, taip žiūrėjom 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą, žinai, dabar jau realiai gavosi mūsų kaip ir tradicija kiekvienais metais, tai... Gerai, ten iš tiesų yra taip juokinga? Visai būna. Esu ir belekiek juokęsis, ir esu ir verkęs, ir taip toliau, žinai, ten tos reklamos jos labai įvairios, šiaip tikrai, jeigu nesat buvę, tai bent kartą tikrai rekomenduoju nueiti, nes tai yra toks išskirtinis potyris, sakykime, taip, kaip tu žiūri reklamas. Tos reklamos nėra tos tokios, kaip čia, žinai, aš atsiprašau už tai, kad dabar realiai endorsinsiu vieną prekybos centrą, bet penktadienio kaina, na. Ne, tai debiliška, okei. Nu, jos man šitas džinglas taip į galvą įstrigęs, kad aš kiekvieną kartą susinervinu išgirdęs, bet ne tokios reklamos. Ten reklamos yra normalios. Jos yra emociškai stiprios, vizualiai stiprios ir ten dažnu atveju labai daug Apple būna reklamų, kurios beprotiškai gražios yra. Šiaip Apple kaip produkto nemėgstu, bet jų reklamos yra aфиgenos. Visą laiką laukiu tokių, žinai, ten kokios Gilleto ar Budweiserio, žinai, ar automobilių. Šiaip automobilių reklamos dažnu atveju yra labai juokingos. Nežinau kodėl. Šiaip kažkada buvo Volkswagenų su arkliais labai, ar su asilais labai. Taip, su arkliais, kurie žvengia, kaip parkuojasi. Tai buvo Kanų liūtuose ta reklama. Tai va, tai kiekvienais metais Kanuose, savaime suprantama, vyksta tas festivalis ir kiekviena valstybė savo atsirenka topus, ką rodyt. Ir būna bronzas, sidabras, auksas ir Grand Prix, tai didysis prizas ir iš tos atrinktos programos tada rodo mum. Tai Lietuvoje beprotiškai populiarus dalykas, visą laiką buvo, visą laiką ir bus turbūt. O ten, pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje, tai ten nieks net nelabai žiūri. Tai ten būna koks 1 arba 2 seansai, žinai, kaip pas mus būna po 30. Tai, daug ką pasako šiaip iš esmės. Toliau. Ok, Maikas šiaip buvo gerai prieš tai. O tai kaip aš dabar pajudinau? Į save dabar. Okay. Ne, dabar į save. Dabar į save. Jo. O tu nematai? Nematau, aš ten tu spaikai. Gerai, kitą kartą padarysim, kad ir tu matytum. Taip. Dar vienas animacinis filmas visai šeimai. Laukinukė Ross. O šitą tai labai laukiu. Rimtai? Taip. Wild Robot, angliškai vadinasi filmas. Jisai jau pradėtas rodyti Amerikoje. Nuo praeito savaitgalio. Wild Robot ir Laukinukė Ross. Nebus dienos, kai aš tipo nepyksiu ant tų vertimų. Tai tikrai nebus. Negaliu... Kadangi nemačiau filmo, negaliu paaiškinti, kodėl iš tikrųjų yra jis taip pavadintas.
Nes laukinis robotas greičiausiai gal nebūtų parduodamas taip. Laukinukė Ros dar mažiau. Bet man atrodo, man asmeniškai nelabai žavė šitas pavadinimas, bet yra kaip yra. Bet Wild Robot filmas apie tai, kai robotas atsiduria gamtoje, laukinėje gamtoje ir mokosi, kaip čia, pritapti, sakykim taip, iš gyvūnų. Nu, čia toks grubus kontekstas. Amerikoje jau rodomas, jis buvo numeris 1 filmas pagal pajamas, uždirbo 35 milijonus Amerikoje. Visi tiesiog... Visoje Amerikoje taram 5 milijonus? Jo. Per pirmą savaitgalį. Ai, per pirmą savaitgalį. Noriu skaitai mažokai čia, jeigu bendras toks. Ne, tiesiog pirmą savaitgalis buvo 5 milijonai. Į užsienio rinkas jisai dar praktiškai nenuėjo, labai minimaliai. Tai bendras uždarbis po pirmą savaitgalį 53 milijonai, tai yra... Labai neblogai. Solidus startas. Ir tai yra, sako žmonės, kurie jau matė, tai yra amerikonai iš esmės, amerikiečiai, kad tai yra vienas geriausių DreamWorks studijos filmų. Nes ten yra animacija kitokia ir istorija stipri ir panašiai. Ir aš taip, šiaip labai užsihypinęs esu ant jo. Tai tikiuosi nenukilins hypo, bet jeigu turėsit progą, tai rekomenduoju pasižiūrėti originalo kalbą. Ar rodysim originalo kalbą? Jo, originalo kalba bus rodomas. Nes yra daug puikių aktorių, pagrindinė robotė geresnė Lupita Nyong'o, Pedro Pascalis, ir viskas. Ir daugiau nebežinau. Ir viskas. Bet tikrai daug aktorių gerų balsų, tai aš manau, kad tai bus tikrai labai labai stipri animacija, kuri temps iki pat turbūt kokio Liūto karaliaus. Ok, 24 dieną. Primenu. Ok, toliau. Čia jau nėra ką šnekėt, tai Venomas 3, 25 dieną. Tomo Hardžio paskutinis filmas, tikriausiai. Jo, tai jau kaip ir kūrėjai studija jau sako, kad tai yra paskutinis Tomo Hardžio filmas. Aš nebejoju, kad Venomo dar bus, nes negali tokio personažą, žinai, paleisti realiai iš visos Marvel visatos. Ir Sony Marvel, ir Marvel visatos. Ir nors vienas žmogus man tikrai yra sakęs, kad filmas yra savotiškai išsibėsdėjęs, sakykime, ne, tai... dalinai galėčiau su tuo sutikti, dėl to, kad pirmasis man asmeniškai nei vienas iš filmų nebuvo geras. Jisai buvo žiūrimas, smagus vien dėl Tomo Hardžio, bet Sony sugebėjimo kurti Spider-Mano blogiukų mastais tai buvo geriausias turbūt, nes mes žinom apie Morbių ir Madam Web. Tai, sakykime, šitie geriausi, bet kas bus trečiam filme sunku pasakyti, dabar jau ir gyvūnai taps Venomais. Su simbiotais, tiksliau, tai bus. Nu, va, čia jau prasideda man toks, kur, blėt, ką jis daro. Jo, bet man visai suintrigavo tai, ką jie įveda į visatą. Tai yra blogietis, kurio vardas yra, nežinau kaip normaliai pasakyti lietuviškai, bet yra Knull rašosi, taip. Okay. Ir jisai iš tikrųjų laikomas vienu didžiausių Spider-Mano visatos ir šiaip vienu stipresnių Marvelio visatos blogiečių. Tai, vat, įdomu labai. Noriu pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Ar jis toks kaip toks miręs riteris. Kaip demonas, toks Iron Maiden vos ne vizualas. Oho, labai nematytas, žinok, nesu matęs aš jo. Tai va, tai Knull yra labai įdomus personažas. Ir aš galvoju, kad jeigu jį ves į Marvel visatą ir paskui panaudos ir Avengeriuose, ir į patį Marvel, žinai, ne tik Sony visatoje, tai gal ir bus labai smagu ir įdomu. Tai vat pasižiūrėsim, kas čia bus ir kas gera. Tai nežinau. Okay. We Live in Time. Romantinis filmas su Andrew Garfieldu ir Florence Pugh, ok. Nenorėjau susifeilinti, tardamas. Aha. Šito filmo nuoširdžiai labai laukiu. Aš šiaip esu nekartą minėjęs jau turbūt, kad mėgstu visus tas tokias romantinės dramas. Yeah. Ir šitas filmas, aš šitą trailerį žiūrėdamas, galiu pasakyti, kad sujudino stygas vidaus. Šiaip jo, vakar kaip tikroja trailerį. Jo. Prieš Jokerį. Ir aš pasižiūrėjau, aš prašiau į Dvilį. Pasižiūrėk šitą trailerį. Varysim? Nes mane sudomino.
Aš negalvoju, kad Garfieldas tinka tokiam, Garfieldas yra fantastiškas. Pasižiūrėjau, blemba, labai gerai. Garfieldas labai gerai draminius vaidmenis vaidina. Žmonės jo dar neatrado pas mus ypatingai, bet jisai, pavyzdžiui, jeigu būtų matęs Tik Boom, arba net ir tas Hacksaw Ridge, kur buvo Pjūklo ketera, man atrodo, karinis filmas, jis draminėse fantastiškai gerai vaidina. Ir tai, kad jisai buvo Spider-Man'e, tai neapibrėžė jo kaip aktoriaus galimybių, nors ir ten man jisai visai patiko, bet jisai yra, jis puikus draminis aktorius, Florence Pugh akivaizdžiai irgi, ir tas jų duetas toks nuoširdžiai mielas, gražus, ir žiūri trailerį, galvoju, blet, kaip skausminga bus ir kaip aš verksiu per tą filmą. Tai aš esu tikras, kad tikrai bus geras filmas, net iš trailerio galiu pasakyti, nes toks jausmingas padarytas, aš tiesiog žiūrėjau ir galvoju, blemba, jau dabar apsišliumsiu, žinai. Bet... Expectations high iš tiesų. Jo, labai. Gal bus naujas mano mėgstamiausias romantinis. Galbūt. Šiaip nėra, kad labai mėgčiau, bet šitas tikrai sudomino. Tai būtinai pasižiūrėsim 25 dieną. Ir Mokinys. Tai biografinė juosta, kuri pasakoja realiai apie 8-9 mečio įvykius, pradėjusius pamatus tokiam Donaldui Trumpui, kokį dabar žino visas pasaulis. Tai realiai yra biografinis filmas apie Donaldo Trumpo iškilimą. Jo, ten labai daug istorijų supa jau to filmo atsiradimą ir ateimą ir visą kitą, nes kaip pasirodė informacija, kad toks filmas bus, Trumpo visa administracija, tiksliau ten tas teisinė komanda, ten bandė jį užbaninti ir taip toliau, bet tada pamatė, kad dar daugiau šūdo bus ir kad dar labiau užpromins, tai nusprendė nieko nebedaryti. Tai bet tuo momentu, kai Trumpas puolė, tai daug studijų atsisakė pirkti filmą, perimti tipo į platinimą. Ir tik Lionsgate studija pasiėmė ir rodys. Ir mano suvokimu, tai nebūtinai yra tiesa, bet iš trailerio man atrodo, kad šitas filmas bus ne tiek per Trumpą, nors reklamuoja, tai atrodo, kad Trumpo augimas, bet labiau bus per tą advokatą, aš jo dabar pavardės tiksliai neatsimenu. Buvo parašyta, bet žinok, neužsirašiau. Tas advokatas, kuris realiai sukūrė visą Trumpo įvaizdį apie didžiausią, galingiausią, nuostabiausią, fantastiškiausią, žinai, visus tuos dalykus, viskas buvo atėję iš to advokato. Ir jisai realiai sukūrė personažą. Nes Trumpas yra tik personažas, jisai net ne žmogus, blėt. Ir tai, kadangi jisai yra personažas ir tas filmas, atrodo, būtent toks. Ir Sebastian Stan, blėt, jis atrodo grynas Trumpas. Šiaip. Pasižiūrėjau posterį, kur? Jaunas Trumpas, jeigu tu pasižiūrėsi nuotrauką jauno Trumpo, tai jis grinai Stanas atrodo kaip jaunas Trumpas. Tai vat labai įdomu iš tikrųjų. Tai va, 25 dieną N16. Ir dar bus. Ir paskutinis jau sąraše, tai yra Radleys arba Laisvo elgesio šeiminėlė. Tai filmas sukurtas pagal bestselleriu tapusį Mato Haigo romaną apie charizmatišką šeimą, kuris tengiasi gyventi normalų gyvenimą kabutėse, tačiau jam nelabai išeina. Jo, nes jie yra vampyrai. Tai va. Komedija. N16. Aš nieko, ten turbūt siaubo komedija labiau būtų. Nes tipo apie vampyrus komedija. Už tai yra N16, nes greičiausiai bus kraujo daug ir panašiai. Gal tokių žudynių. Jo, bet, daug lūkesčių nededu aš tam filmui, bet Britai gal ir nieko padarė, nes šiaip nei vieno žinomo aktoriaus nemačiau. Tai nebent jūs mėgstate turbūt kažkokį britų kiną ir daug žiūrit iš tos pusės, tai tada galbūt ir žinosit, bet kol kas bent jau iš trailerio nemačiau, kad tam būtų kažkas tokio. Tai va, tai toks mėnesis laukia. Laukia, žiauriai busy mėnuo. Jo. Turėsim rinktis iš žiauriai daug filmų. Ir tikrai rinktis, nes, į visus tikrai nenueisi. Jau aš esu tikras, kad net ir mes nepasižiūrėsim visų filmų. Ne, aš ir taip nepasižiūriu visų. Aš pasižiūriu, traileris nesujaudina gerai, pohui. Žiūrėk, jeigu norit, kad mes visus filmus pasižiūrėtume, tai dalinkitės, laikinkit, komentuokit, kad kuo daugiau gautume srauto, kad mes galėtume užsidirbti iš šito dalyko ir kai mums nereikės art kituose darbuose, tada mes galėsim žiūrėti filmus ir daugiau jums papasakoti. Kino naujienos. Pirmiausiai, labiausiai nesvarbi naujiena, bet vis tiek svarbu paminėti, tai kad Stranger Things žvaigždė Millie Bobby Brown ir Jake Bon Jovi, tai yra dainininko Bon Jovi
sūnus susituokė. Šiaip, jie slaptai susituokė jau gegužės mėnesį, tai čia nieko naujo, bet oficialiai dabar pasiskelbė, ten susikėlė fotkės ir blablabla šį mėnesį. Prieš kelias dienas. Labai svarbi naujiena. Labai svarbi naujiena, iš tiesų. Tai tiek va, labai faina. Aha. Toliau. Terrifier 3 siaubo filmas ir jo intensyvi įžanginė scena sukėlė vėmimą ir paskatino žiūrovų išėjimą iš ankstyvojo seanso. Ai, čia, blėt, nu... Kurva, blėt, kad na. Šities snaigės, blėt. Nu, ta prasme, nu... Tai tu žinai, ką, blėt, eini. Aš nesuprantu. Nu, ta prasme... Terrifieris, aš nemačiau to filmo, bet aš jau žinau, kad ir pirmas, ir antras buvo žoskai kruvini. Ten yra absoliutus slasheris. Ir čia jau trečias filmas, ko tu fucking stebiesi dar? Nu, ta prasme, jeigu tavo silpnas skrandis, tai nahui tu eini tokius filmus. Palauk. Režisieriai atsako. Mes atlikome savo darbą. Teisingai. Teisingai, jo. Tai va, tokia naujiena. Kalbant apie vėmimą per filmą. Šiaip, blema, čia jau... Fuck. Substancija. Filmas Substancija, kuris rodomas jau kino teatruose, į kurį norėjau nueiti iki podcast'o, bet nespėjau, tai kitoj laidoje apkalbėsim gal. Mačiau komentarą. Vienas labai piktas vyras parašė, kad čia šūdas filmas, kad čia viskas taip šlikštu, daug kraujo, mėsinėtinais, mano žmona net apsivėmė. Oh, fuck. Ir išėjom su žmona iš filmo, nesibaigus galėjau anksčiau išeiti. Galvoju, nu... Šiaip įdomu, o jūs einat į filmus pasiskaitę ar ne? Apie ką yra filmas? Nu, ar trailerį kokį pasižiūrit ar panašiai? Nu, nes... Nu, akivaizdžiai, kad ne. Jo, nu, į ką tu eini? Nu, man atrodo, kad tu turėtum žinot bent apytiksliai apie ką filmas. Būtent. Ir jeigu visi sako, kad šokiruojantis, baisi... įdomus kitoks, bet tipo šokiruojantis, žiaurus kūno siaubo, tai yra body horror vadinamas filmas. Aš apšviesiu, kūno siaubas yra tada, kai mėsinėja, kai drasko, matai kaulus, žarnynus ir visokius kitokius dalykus. Realiai, kaip tai gali būti ir iš skirtingų dalių sudedami žmonės ir panašiai. Tai yra kūno siaubas. Tai, nu, hebra. Žiūrėkit, ką einat. Ir nepiskit proto, blė. Va, toks komentaras. Tai va. Aš, pavyzdžiui, savavališkai nejau iš to filmo, nes aš jautrus esu organams, apskritai esu jautrus dalykam, kurie turi būti žmogaus viduje, bet yra išoriai. Dėl to aš pats ir neinu ir nepisu proto. Kam patinka, prašau. Aš tikrai, man gaila, kad aš jautrus ir aš negaliu žiūrėti, nes aš norėčiau pasižiūrėti. Tai va aš pasižiūrėsiu ir pasakysiu tau, ar tu tikrai neapsivemčiau, bet, nu, tipo, nenoriu visą filmą žiūrėti pasišlikštėjęs, tai toks, kur... Ok, važiuojam toliau. Tai Jameso Bondo režisierius Samas Mendesas prabilo apie galimą franšizės sugrįžimą. Netiek daug ir praėjo, kiek čia praėjo. Paskutinis... Ne, neskuba jas tais filmais, nes net naujas aktorius dar nėra paskelbtas, bet Mendesas Skyfallą režisavo. Jo. Tai kada Skyfallas buvo, aš ir galvoju. Skyfallas jau senokai buvo. 16? Ne. 16 gal keis. Blemba, reikia pasižiūrėti. Bet, nu, esmė, kad praeitam dešimtmetį jau tikrai. Nu jo. Gal net... Nes ne paskutinis, o... Pradžiai vidury, gal sakyčiau netgi. Jo, Skyfallas buvo 2012. Ai, 12 metų jau. Damn, nu tai jo, tai čia jau, blėt. Tai vat. Tai vat, nu tai įdomu, šiaip mes vėlgi konservatyvų žmonės bus mums sunku matyti naują aktorių. Jo. Bet, nu tai visą matysim. laiką, žinai, visi pradės šiek kad, kažką ir paskui, visai nieko, čia su Kreigu. Tai visada tai bus. Kreigas, kai paleido šitą Casino Royale, visi tiesiog, taip sakant, kaip čia normaliai pasakyti, kad nebūtų šlykščiai. Visi labai apsidžiaugia. Okay. Patenkinti liko. Toliau. Andrew Garfield pasakoja apie savo galimą sugrįžimą vaidinti Eduardo filme Social Network 2. Šitas tai man žiauriai keista. Man irgi, aš nežinau, ką jūs spausti toliau iš to Social Network. Nu, jūs jau padarėte... Ten yra normalus Fincherio padarytas filmas, geras, labai aukštos kokybės, labai kokybiškas, labai geras filmas su gerais aktoriais, gerai išvystyta istorija, laimėjo Oscarų. Nebereikia daugiau.
Šitas yra vienas iš tų filmų, kur aš kategoriškai, Jo. sakyčiau, kad jo tikrai nereikia. Perskaičiau ir toks, o kam jums dar? Na. Tai nebent jūs dabar persikelsit į, mes žinom, kad Facebookas turėjo problemų ir su Europą, ir ten grasinimų, ten išjungti servus, visą kitą. Tai nebent jūs perėsit į dabartinės problemas, ten dar kažką. Nemanau, kad reikia. Bet jeigu jūs toliau, ta prasme, timeline'ą vystysit, kas vyko po to filmo iškart, nežinau. Ne. Žodžiu. Ir paskutinė naujiena, tai yra Conjuring 4, arba Conjuring paskutinės apeigos, arba The Last Rites. Bus paskutinė titulinės visatos dalis, kurioje Warrenai tirs antgamtinį įvykį, kaip ir visada. Surprise. Taip užbaigdami istoriją. Nors detalės apie tai, ko tikėtis, kol kas neatskleidžiamos, filmo filmavimo darbai prasidėjo rugsėjo mėnesį. Taip pat. Tai faina. Šita franšizė yra labai galinga. Jo, šiaip man labai patinka. Jeigu taip žiūrint iš siaubo filmų, turbūt viena kokybiškiausių franšizių, gal ir ne visi baisus tie filmai. Nors trečia man, pavyzdžiui, buvo tikrai prasta. Jo. Tai aš sakau, ta prasme, nėra visi idealiai gerai padaryti, bet jie yra kokybiški bent jau, žinai, nenusipigina visiškai. Tai dėl to visai nice yra, nes ir 11, ta prasme, tie filmai jie nėra labai baisus, bet... Šiaip pirmas buvo labai... Pirmas buvo baisus. Wow. Ir antras man buvo baisesnis už pirmą. Šiaip. Jo. Kažkodėl man toks... Man antras nebuvo, man antra Anabelė buvo baisesnė už pirmą Anabelę. O man Creations labiau gal net patiko. Kas tai? Creations? Origins? Prieš istoriją Anabelės. Man atrodo Creations gal vadinasi. Tai trečias ten, ne? Jo, trečias filmas buvo. Jo, dar vienas, kadangi čia nenulipam nuo siaubo, bet Pjūklas 11 bus. Jo, aš skaičiau vakar, kad kažką minėjo. 25 metų, jeigu neklystų rugsėjį, 11 Pjūklas. Vėl Jigsaw grįž. Šiaip 10, man atrodo, buvo labai gerai vertintas, ar ne? Jo. Tai, šiaip franšizė pakankamai ilga, kai pagalvoju, bet 11 filmų. God damn. Serialas kaip ir greitai ir įsiutė, žinai. Tai... Jo, bet, baisiai nenusivažiuoja, žinai, viskas apie tą patį vėl, bet vis tiek žmonės... Baisiai hujovi buvo tie nuo kokio 4 iki 8 filmo, ble. Aš kažkaip mačiau 1, 2, tada gal 6 ir ten kažkaip... Bet aš, ble, dar vaikutis buvau, 6 žiūrėjau apsišykęs. 4 dar buvo pusė velnio, bet jau 5, 6, 7, 8 tai buvo šūdų krūva visiškai. O tada vėl su 10 grįžo, vėl Jigsaw prikėlė. Nes ten yra tarp 1 ir 2, ar tarp 2 ir 3 filmo, dabar tiksliai nežinau, tai 11 turbūt bus vėl tarp tų iki jo mirties, tai, gal ir bus gerai. Dar viena naujiena. Netikėtai pasiekė. Gavau žinutę iš mūsų kolegos Armino. Tai Arminai, tau linkėjimai. Tu tikriausiai nežinai iš tos naujienos. O gal ir žinai. Ghost of Tsushima. Video žaidimas. Kas žino, kas ne. Bet turės live actiono adaptaciją. Žinoma. Tai va, nieko naujo. Bet režisierius Čadas. Kas nežino, tai jisai režisavo Johną Wicką, Matricą ir jis lydina šitą projektą. Tai jau toksai štampas, kad galimai bus geras daiktas. Kalbant apie Johną Wicką. Mačiau Johną Wicką per teliką. Rodė LNK. O tu matei Balerinos trailerį? Ne. Pasirodė pirmasis Balerinos traileris. Balerina yra spin-offas Johno Wicko. Apie tuos rusų baleto žudikų namus. Net ne rusų, atsiprašau, šitų, kaip jie ten save vadinosi. Ir aš pasakysiu taip, kaip jie vadinosi. Pasakyk. Čigonai. Gypsies. Gypsies, yeah. Bet jie kalbėjo rusiškai. Žudikų seserija, brolyje, huznės, kaip tenais išsireikšti. Bet, tipo, iš tos pusės. Tai va, tai Ana de Armas vaidins pagrindinę žudikę. Baleriną žudikę. Ir traileryje pasirodo ir Keanu Reevesas. O, taip. Tai vadinasi Keanu, kaip Johnas Wickas pasirodys ir Balerinoj. Tai aš labai džiaugiuosi, nes galvojau, ar pasirodys ar ne. Ir iš režisierius ne tas pats.
kaip pirmųjų tų Johno Wicko dalių, bet man atrodo, kad turėtų būti visai gerai, nes veiksmas ir stilius ir vizualiai, bent jau traileris atrodo arti to, kas buvo Johno Wicke matoma. Tai va, 25 metų, datas dabar nepasakysiu tiksliai, bet 25 metais pasirodo šitas filmas ir aš labai excitinu. Gardu. Šiaip stiprus 25 metai bus. Ja. Metusgi pabaigsim net ir Avatarą 3, tai žinai. Jo, tai sustiprinsim dar labiau. Ok, nu tai va, tai tiek iš tų naujienų. Ir galim šokti pagaliau tai, ko mes čia iš tiesų susirinkom. Jo, užtenka čia nais šūdą malt. Darom Letterboxdą. Jo, važiuojam Letterboxdą, nes aš šiaip daug nebuvau. Davai, seniai, tai tada pakalbam apie naujausią filmą, nes čia turbūt visiems įdomu. Davai, tai Jokeris. Tai vakar sudalyvavom. Jo, vakar pasižiūrėjom naują Jokerio dalį, Jokeris Folie à Deux. Folie à Deux. Aš tai net nelaužysiu liežuvį ir neapsimesiu čia kažko. Beprotystė dviems. Ar dviejų beprotystė, gal taip. Nežinau, kaip čia tiksliau išsiverčia. Iš karto pasakom, kad spoileriai bus. Šiaip mačiau komentaruose ten dėl spoilerių kažką. Labiau dėl Kielos Pimpalo. Tai Kiela, man atrodo, pavadė, ne? Tai nepagalvoju, kad aš čia neįsižiūrėjau dėl to komentaro, bet aš tik noriu pasakyti, kad tai spoileriai nebūtinai yra apie visą plotą. Kažkam galbūt tas pimpis, kuris buvo rodomas ekrane, būtų labai stipriai prajuokinęs ir būtų žmogus juokęsis visą valandą ar ten 10 minučių, žodžiu, ir panašiai. Arba jam galbūt buvo labiausiai įsimintinas dalykas. Tai tiesiog nesinori kažko va tokio, ko nesitikė, išduoti, kad ir tai nesudaro esmės plotę, bet, tiesiog nesinori išduoti tokių dalykų. Ir tiek. Čia tiesiog yra surprizinis elementas, tas toksai netikėtumo faktorius, kai tu nesitikė, nes aš, pavyzdžiui, visiškai nesitikėjau ir man buvo toks, nes buvo senas N13, tai... Jo, tai čia tame esmė ir yra, kad nenorim, kai neįspėjom, nenorim atskleisti tam tikrų detalių, kurios galbūt sukeltų šoką, nuostabą ir juoką ar panašiai. Taip. Bet apie Jokerį paspoilinsim, nes šviežios mintys, šviežios patirtis ir filmą ką tik matėm ir šiaip dauguma iš esmės turbūt puls žiūrėti. Ir aš labai rekomenduoju pasižiūrėti patiems. Jau pradėjome apie filmą kalbėti, tai nuo čia spoileriai grinai. Jo. Mano pirmas komentaras iš karto, ką aš jau dabar ką tik sakiau, pasižiūrėkit patys ir nuspręskit, neklausykit tų žmonių, kurie išeina vidury filmo ir sako, kad jis yra neužbaigtas miuziklas. Nes pirmas dalykas, filmas yra užbaigtas. Antras dalykas, tai nėra miuziklas, blėt. Muzikinis filmas, bet tai nėra miuziklas. Nes jeigu jūs bent truputį žinot, kas yra miuziklas. Pasižiūrėkit La La Landą ir suprasit, kas yra. Pažiūrėkit La La Landą, pasižiūrėkit Moulin Rouge'ą, pasižiūrėkit Didįjį šou meistrą. Tai yra miuziklas. Nežiūrėkit, nes nahui ten žiūrėti iš jūsų. Ką? Atsiprašau. Ko nežiūrėti? Ne, ką. Ką nahui? Ne man miuziklai, tiesiog aš negaliu, kas minutę šoka dainuoja, man pizda, aš negaliu žiūrėti. Taip, aš žinau, Arnas nemėgsta miuziklų. Aš mėgstu miuziklus. Bet aš jau kovau, kam patinka, žiūrėkit, viskas. Jo. Bet Jokeris nėra miuziklas ir aš 50 kartų galiu tą kartot, nes tai nėra miuziklas. Pagal jokius miuziklo apibrėžimo žanrus tai nėra miuziklas. Taip, tai yra muzikinis filmas, nes jame yra muzikos ir šokio. Ir muzikos ir šokio elementų. Bet jie nepasakoja istorijas dainuodami, jie dainuoja filme. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Sakykim, perkelia kai kurios dialogus į muzikinę prasme. Tiek. Jo, bet tos dainos nėra dialogai. Gerai, monologus. Arba gal, sakykim, labiau jausmų išraiška išreikšta per muziką. Taip. Čia yra teisingai. Kadangi, vienas iš dalykų. Žiūrėk, aš labai daug galiu kalbėti apie šitą dalyką. Tu pasidalink savo pirmo mintim. Ne, tai tu pradėk, aš pertrauksiu tave. Okay. Aš mačiau šiaip tarp kitko vieną tokį atsiliepimą, kuris visiškai nepasakoja nieko apie filmą, labiau buvo susijęs su pirmuoju filmu Jokerio, kuris labai tiksliai apibūdina ir čia pasakė vienas tiktokeris,
Amerikos tiktokeris, kuris labai labai smarkiai prasimušęs yra, jis jau ir veda visokius, nu, žodžiu. Vadinasi, jo tas Nikas, žinai, kaip ten jį pavadinti, yra Straw Hat Goofy. Vienas didžiausių kino tiktokerių platformai. Jisai pasakė taip, jūs žiūrėjot, kalbant apie pirmą filmą, jūs žiūrėjot filmą apie psichiškai smarkiai sužalotą asmenį, kuris turi daug psichologinių problemų, iš jo buvo tyčias, jo psichika yra sulaužyta absoliučiai. Jis visą laiką tiki, kad jisai yra atlikėjas, tenais bando... Jis gyvena teatre, realiai. Jo, jisai savo galvos teatre. Ir kai jisai negali to fiziškai padaryti, jisai pradeda, savo galvoj viską kurt. Ir jis net tualeto žymioji scena, kur jisai šoka savo, jisai performina savo. Visas jo gyvenimas yra pasirodymas ir šou ir visa kita. Ir antrasis filmas pereina į jo galvą. Realiai viskas vyksta, ne viskas, bet dalis filmo vyksta jo psichikoje, jo sužalotoj psichikoje. Ir kai tenais atsiranda dainos, blet, jau jum hujovai. Ta prasme, tai hebra, tai jūs, čia yra, aš labai... Užsivedė, ramiau. Gerai, jeigu taip ramiau. Aš matau personažo tiksliau, istorijos evoliuciją į personažo galvą jau. Į tą pačią sužalotą psichiką, žinai, kur jisai mato spalvas, jisai mato paletę, žinai, nes viso filmo metu, jau kalbame apie filmą, viso filmo metu dominuoja ypatingai 4 spalvos, jeigu neklystu, tai yra raudona, geltona, oranžinė ir mėlyna, su žalios atspalviu iš principo. Ir tos 4 dominuojančios spalvos, jos keliauja per visą filmą, net ir ten scena, kuri yra ir trailerį, man atrodo, kai jis eina per lietų ir skėčiai spalvoti yra, nors iš tikrųjų jie yra juodi, nes tai yra kalėjimas, ten tas Arkham Asylum, tai psichiatrinė ligoninė. Aš nesupratau, nes pradžioje ta advokatė šnekėjo kaip apie kalėjimą, paskui jau šneka kaip apie psichikos namus. Ten psichiatrinė ligoninė, kuri yra ir sugriežtinta ir, ta prasme, tenais tie psichiniai kaliniai laikomi. Okay. Tai daugumoje. Tai ar čia yra tas, kuriam per Batman Begins... Taip. Ne, tas? Tas. Nice. Bent jau, kadangi tai Jokerio visata yra ne ta pati visata kaip DCU. Aš suprantu. Šiaip, bet tipo... Elseworlds vadinasi, tai, bet jo. Gothamas. Jo. Vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kas mane biškai suglumino, gal sakyčiau, tai buvo, kad šiaip iš principo, taigi Batmano Jokerio pasaulyje vyksta Gothame. Taip. Bet kai vyko teismas, tai New Yorko valstija prieš Arturą Flecką. Ir aš taip... Jo, šitas buvo faktų klaida. ir 2 kartus. Ir aš... faktų klaida, bet... Kažkoks keistas dalykas. New Yorko žmonės prieš... Jo. Ir aš taip... Tai tipo Gothamas yra New York'e, taip taip. Ar dalis New Yorko, ar kas? Tai va aš ar valstijo į New Yorko valstijo, gal New Yorko valstijo ir aš nežinau, nors atrodo, kad DC visą laiką buvo atskiras dalykas nuo mūsų pasaulio, kuo ir skiriasi Marvelis nuo DC, kad DC yra išgalvotas pasaulis, nors ir beisintas ant New Yorko, ant Los Andželo, ant viso kito, bet Marvelis visą laiką vyko realiam pasauliu. Tai, bet aš nežinau. Bet, čia toks mažas prisiknisimas. Bet man... Gal mes tiesiog lorą nežinom, žinai, iki galo. Iki galo, matyt, DC, aš nesu tiek išsinarplėjęs, tai... Taip trumpai tariant, man filmas labai patiko. Jis turi savų minusų, pabaiga man biškį sunervino, labai užrašinta buvo. Jo. Toks jausmas, kad kažkuriuo momentu Joaquinas Phoenixas, kuris žinom, kad turi problemų dabar ypatingai kino industrijai, pasakė, žinai ką, aš daugiau nahui negrįšiu iš šitą personažą, daryk ką nori. Ir Todas Phillipsas, filmo režisierius, va taip, okei. Skubam. Say no more, žinai. Tai davai tada. Bam, per 2 dienas, blėt, sufilmavo. Jo, pabaiga tokia, padarė tokia, žino kokią. Ir tai va tas man nelabai patiko. Man pabaiga filmo nepatiko. Jo. Realiai nieko nedavė. Man apskritai, ta pabaiga. Tokia... Žinai, aš tikėjausi, kad jisai eis.
eidamas užsibrėž kraujo, nusipieš, žinai, šypseną, išeis prie žmonės, ten po performance, nu kaip jisai moka. O jis išėjo, toks, blėt, toks visas sulamošintas, žinai, išbėgo ten, kažkas jį pasigavo, pasidino į mašiną, važiuoja, iššoko, blėt, toks, kur čia veda, žinai, ir niekur neatvedė realiai. Niekur neatvedė. Nu, bet sakau, pabaiga paskutinės 15 minučių biškai buvo silpnas, jeigu taip galim sakyti tikrai. Neišrišo tos istorijos iki galo. Filmą pabaigė. Istorija jau yra done. Kaip supratau, iš Toddo Phillipso daugiau jisai neketina grįžti prie Jokerio ir gerai. Bet bendraja prasme, man tai filmas patiko, nes jisai labai analizuoja psichologinę būklę. Iš principo matosi tie lūžiai jo psichikoje. Labai stipriai. Ir persivertimas į tą, žinai, Jokerio personažą iš Fleko. Ir įtaka, kurią darė Harley jam, ir kad jam reikėjo katalizatoriaus, kuris išjudintų, ir tas katalizatorius buvo būtent Harley. Ir man gal truputį gaila, kad jie nusprendė sulaužyti jį atgal. Nu, kai jisai tenais pasakė, kad jisai, nu, tipo Arturas. Man kažkaip norėjosi, kad jisai nusišautų. Jo. Iš principo, tai būtų pagal visą lorą šitų dviejų filmų, ne? Toks, kur daėjo galą. Kad pats įvyksta tas teismo pabaigoje tas... Gerai, šito dalyko gal neatskleidžiama, ne? Dėl visa ko. Anas pokui. Vis tiek spoilinama, ne? Nu tai jo, iš Hebra, žinokit, tikrai bus spoilerių, tai jeigu nežiūrėjo dar, tai praleiskit šitą dalį. Jo, tai žodžiu, sprogsta teismas. Labai netikėta, aš iš tiesų... Jo, čia šitas buvo vienas. Atrodo, kažkas šnekės ir blėt, kai joptelė. Bet taip geras toks, gerai įbailino. Nu gerai, bet man toks, žinai, visada, aš iškart logikos. O tai kaip jūs žinojot, kad neištaškysit jūs Arturo? Žinai, nes tipo, visi mirė, tik Arturas, ne? Žinai. Tai va, sprogsta. Ir aš taip galvoju, aha, sprogo. Gerai, tai dabar kas bus? Ir jisai išeis prieš minę ir jie ten visi pasitiks. Nu tai sakau, ir jis performance, ir jis tipo grįžys tą savo, žinai, Jokerį. Jo. Ir ne. Jo. Ir bet nuo to momento, kaip jisai kaip ir prisėmė Arturo Fleką, o ne Jokerį, man jau pradėjo taip, žinai, Jo. Ir tada, kai sprogo, galvoju, o čia gal, žinai, bus tas tinkelis, kur vėl atkursi, žinai, ir vėl jisai grįš į tą personažą. Ir galvojau, kad Harley ten įsprogdino. O kas ten įsprogdino, Bib žino? Ne, kažkas. Kažkas įsprogdino. Nes taip ir neslydė, jo. Nu, kažkas ir pasikėjo tiesiog. Nes aš galvojau, kad Harley išgirdus ten jo tą, nu, finalinę dainą, kuris per telefoną ten dainavo. Jo. Jinai, okei. Nes tai vedė, realiai. Jo. Bet šiaip ir neslydė kas, tai gal jinai ir įsprogdino. Jo, bet aš galvojau, kad žinai, tai jie ten išsprogdino, jisai ateis pas ją ir jie ten laimingai iškeliaus, ten šokdami, taip sakant, laiptai žemyn, išprislau kažkur. Ne, eik nachui, sako, žinai, ir išeina, blėt. Okei. Ir tas pašenkinimas irgi toks, šiaip gražu buvo, kai jis įkrito į sieną ir liko jo tipo siluetas toks krūvinas visas. Jo. Tas gražiai padaryta. Bet iš esmės, nu, prastokai užbaigta. Bet tai realiai man nesugadino filmo iki galo, nes aš šiaip realiai visą filmą mėgausi. 2 valandos 20 minučių filmas. 18. Bet niekart nepasižiūrėjau laikrodį. Bet tą pat norėjau sakyti. Aš labai šiaip mėgėjęs pasižiūrėti laikrodį. Bet kai pasižiūriu laikrodį, man tai yra ženklas, kad man jau užpiso. Jo. O čia aš net neturėjau noro pasižiūrėti laikrodį ir jis neprailgo. Nes tave įtraukia. Ir tie performansai, ir tokie tikrai išskirtiniai, ir labai spalvingi, ir įdomus. Man kas tikrai... Man labiausiai patiko ta vieta, kur jisai teisme buvo. Daug buvo. Atbudo jisai Jokeris. Kaip Jokeris. Jo. Jo galvoje atbudo, aišku, o ne pačiam teisme, bet, nu, tipo, kai jis ten pradėjo dainuoti, kai jis ten gavo ginklą, pradėjo šaudyti kameras ir ten su tuo padidintų plaktuku, žinai, uždubasina teisėją, kuris yra kaip ir, tas plaktukas iš principo yra kolautas į Harley's plaktuką pagal komiksus, nu, jis nėra toks didelis, bet vis tiek yra matyti į tą pusę uždubasina tą teisėją ir tada pasiema ir nusišauna, žinai.
bleta vieta taip gerai atrodė ir visas tas pasirodymas. Aš taip, wow. Žinai. Šiaip apskritai ta jo šyza galvoja. Nu, labai gerai padaryta. Ja. Nes pats filmas, jis yra labai tamsus, jis yra labai niūrus, liūdnas, toks spalvos tokios blankios dažniausiai. Purvynas toks. Ir realiai viskas atgyja tik tada, kai mes, nu, taip savotiškai nukeliaujam į Arturo... Psichopato performerio galvą. Jo galvą. Ir tu matai, va, kas iš tiesų jo galvoje vyksta, kaip jis viską inscenizuoja. Ir ten atsiranda spalvos, ten atsiranda pats Džokeris, jo nepatvirtinta antra asmenybė, bet tikriausiai, kad... Manau, kad jinai yra. Ja. Jo, ir ten visas filmas sugyvėja, ten dažniausiai būna muzika, ten dažniausiai buvo dainos. Nu, realiai tai yra performances, tai ką mes apskritai šnekėjom visą laiką, kad realiai šį filmą performances vyksta jo galvoj, niekur kitur. Ja. Ir man, mačiau jau atsiliepimų žmonių, kurie tenais, šūdas šiandien, nieko nevyksta per visą filmą, blėt, ką jūs žiūrėjot? Tai čia realiai yra komentaras žiūrovom, kurie žiūri į filmą paviršutiniškai. Yeah. Tai čia nėra filmas, kurį tu ateisi, pasižiūrėsi ir viską suprasi. Čia neveiksmo filmas. Čia reikia pasikapstyti ir pagalvoti apskritai. Nu, man grįžus vakar tikrai prireikė valandos 2 truputėlį pavirškinti, pagalvoti, ką aš mačiau ir kas kaip, kodėl. Also, visi sako, oi, pirmas filmas toks geras buvo, šitas toks šūdas. Ir tada, ar jūs kada paskutinį kartą matėte Džokerio pirmą filmą? Ten nėra veiksmo irgi. Ten yra pora scenų, kuris tai pašaudo. Jo, bet ten yra, blemba, labai... Šiaip jo, aš suprantu, kad noriu pasakyti. Ja. Nes šitas filmas buvo toks pats lėtas kaip ir tas. Taip, visiškai toks pats. Šitas biškai turėjo muzikos. Šitas buvo labiau į lokaciją orientuotas. Ja. Tai buvo arba Asylum. Nu, arba Teismas. Jo, arba Teismas. Tai čia 2 pagrindinės lokacijos. Ja. Ar jūs nematė, čia tiem komentaras vėlgi, kurie pyksta dėl to, kad filmas yra lokacijose. Ar jūs nesat matę tokių filmų, kurie yra nufilmuoti vienam kambarį? Ar jūs nematė filmo tokių kaip net ir tas pats Hateful Eight iš šito... Nu? Kas? Kventino Tarantino. Aš nesu matęs šito. Čia yra... Kur tos tipo Westernas žiemą, kur vyko. Ai, ne. Aš apie kitą galvoju. Ir ten viskas vyksta vienoj troboj praktiškai, apart atkeliavimo. Ir tada yra tas pats 12 Angry Men, aš nelyginu. Va, aš apie šitą galvoju. Jo, 12 Angry Men yra klasika, kultinis filmas, visiškai senas, kaip nežinau kas, kaip mano senelių amžiaus turbūt filmas, bet jis yra absoliuti klasika ir ten yra tiesiog veiksmas, ten courtroom drama vadinasi. Nu, tai yra teisme vykstantis tas. Tai ir čia to paties. Abudu filmai turi labai daug įtakos iš kitų filmų ir pirmas filmas turėjo labai daug įtakos su Scorsese's filmais, Taksi vairuotojas. Tas pats Raging Bull buvo, galim sakyti, ar ne, ir šitas... užkrito. Nu, žodžiu, bet... Tai vat, iš Scorsese's filmų paimta, čia akivaizdžiai 12 Angry Men tikrai yra tos įtakos. Ir, nu, tiesiog kūrėjas pasirinko tokį sprendimą, kad pagyvinti atmosferą ir kad būtų daugiau veiksmo, perkelt mus į psichopato galvą. Tai va, ir turim tokį vaizdą. Galbūt, aš suprantu, kodėl iš tikrųjų žmonėm gali nepatikti, nes taip, ten filme dainuoja ir mes lietuviai, Lietuvos auditorija nemėgsta miuziklų, taip kaip... Apskritai miuziklai, man atrodo, niša yra. Nu, tu nenori mažai žmonių, kas mėgsta. Jo, mažai žmonių mėgsta ir muzikiniai filmai, jie yra savotiški, jeigu tau... Bet man šiaip įdomu, jeigu tu mėgsti klausyti muzikos, bet filmuose, jeigu dainuoja aktoriai, tau nepatinka, tai kažkaip keistai... Nekeistai, come on. Okay. Yra žmonių, kurie neklauso muzikos. Šiaip. Jo, nu gerai, bet aš šiaip nuoširdžiai nesuprantu išėjimo iš salės vidury filmo. Tu net negali įvertinti tada jo. Jo, jeigu jūs išėjot iš... Nu, gali pasakyti, filmas buvo ant tiek šūdinas, kad net išėjau, bet tu negali sakyti, kad jisai neužbaigtas, jeigu tu jo neužbaigi žiūrėt. Ja. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, šitas filmas jokiais būdais, ne pagal jokius kriterijus nėra tas, iš kurio
išėjęs, gali sakyti, ant tiek šūdas, kad išėjau. Nu, aš nesuvokiu iš to. Nu, aš sakau, čia veikia muzikiniai, manau, intarpai ir... Nu, gal. Prie manęs irgi žmogus biški čepsėjo, kai tik užgrodavo dainelį. Nu, aš nesakau, kad man patinka, bet man buvo įdomu tiesiog pamatyti performance. Ja. Tai vėlgi grįžtame tą patį, čia ne muziklas. Čia muzikinis filmas. Žodžiu. Ką norėjau paminėti? Aš jau pakalbėjau, dabar tu savo Man nuomonę. tikrai jis buvo silpnesnis už pirmą. Pirmiausia, galbūt dėl to, nes tai buvo labai ryški, Arturo arka, tai tu matei visą tą virsmą. Man toks jausmas buvo antram, kad jie statė Harley's personažą Jokerio sąskaitą, bet man Harley's personažas nebuvo, kad jis turėjo labai stiprų svorį. Taip, tai buvo meilė, taip, tai buvo, kaip tu sakai, katalizatorius, kuris vėl užvedė, žinai, Arturą. Bet kažkodėl man kažko trūko iš jos. Vaidyba buvo puikia, tikrai. Jinai, blemba, Lady Gaga performina baisiai. Ir aš skaičiau labai daug kur, kad ne tai, kad susižalojo, bet, tikrai išsekino labai šitas personažas. Ir aš įtariu, kad tikrai buvo labai sunku. Ir tai tas matosi, nes, padarė labai... Akivaizdžiai matai, kad tai yra sužalotas žmogus. Stipriai. Ja. Taip pat kaip ir Arturas. Kažko, aš pritariu, kad svorio bendraja prasme kažkurio momentu pritrūko. Galbūt jeigu būtų kitokia pabaiga, Jo. tu sakytum, gal tas svoris buvo didesnis, bet tai jeigu tu išėjai, tai tada tavo personažas apskritai mažai turėjo kažkokio svorio. Bet čia tik mano nuomonė. Dar vienas dalykas. Tai yra vienas iš labiausiai rūkyt skatinančių filmų. Blet, aš tą patį galvojau vakar žiūrėdamas. O dieve. Kaip jie skaniai rūko, eik tu načiu. Tai yra Birmingamo gauja ir Jokeris. Yra du filmai, kur, pistėts kaip skaniai ten rūko. Tiesiog norisi per filmą parūkyti. Neskatinam, bet filmas, wow, tikrai labai skaniai. Aš jau seniai traukiau cigaretę, žinai. Bet aš šiaip dabar rūkau ilgą laiką jau vaikosiu, bet po šitų filmų aš noriu prie cigarečių. Bet aš tenais kokią 5 cigaretę filme galvoju, blet, kaip parūkyčiau dabar. Bet užsikurčiau aš dabar. Taip, užsikūrė, taip, žinai, taip. Kardu? Parimės ant rankos. Taip. Nužiauri, tikrai. Fuck. Blemba, ten, aš nežinau, kiek ten pačiokų, ten tos arbatos cigarečių surūkė, bet ten tachuja. Aš kažkada skaičiau Peaky Blinders, tai ten surūkydavo, baisiai, ten per vieną filmavimą, ta prasme, ištisai, ten, jėzu. Chain smokingas ten. Jo, ten aišku, kažkokios cigaretės, ten žolėlinės kažkokios. Kažkokios jos ne iš tabako, nes ten blemba nusitrūtintų, man atrodo, po filmavimą, bet... Kažkur skaičiau irgi, kad aktorius sakė, kad tiek prirūkė ten tų cigarečių, kad paskui hujovo buvo. Jo. Tai va, žodžiu. Tai kas dar apie Jokerį? Tai jo, aš sakau, aš suprantu, kodėl žmonėm gali nepatikti tas filmas. Bet, ta prasme, jeigu jūs peržiūrėte tą filmą ir jums nepatiko... Aš pilnai suprantu. Ir nieks ten jūsų nesmerkia ir aš nesmerkiu, bet tuo pačiu man filmas patiko ir norėčiau, taip sakant, kad priimtumėte ir mano nuomonę. Tai, per kuklutis vainis. Ne, šiaip iš principo, man patiko. Man visa logika buvo ir aš tą logiką mačiau. Man prireikė laiko viską suprasti ir apmastyti, bet aš vis dar nežinau, kiek įvertinti. Iš tiesų, nuoširdžiai nežinau. Neįsivaizduoju. Reikia dar pavirškinti, pagalvoti. Bet vis dėlto, jeigu taip jau apibendrinant, manau, kad kiekvienas turėtų pasižiūrėti pats filmą ir pats nuspręsti, nes vadovautis tokiom kraštutiniam nuomonėm, net sakyčiau, labai retas filmas taip kardinaliai įvaro pleištą tarp žiūrovų, kurie vieni sako, kad yra absoliutus šūdas, o kitiem labai patinka, žinai. Bet, ką aš ir minėjau, tai su pirmu filmu buvo taip pat. Ja. Ir nieko čia naujo, tai pirmiausia, tai yra kitoks Jokeris, tai yra vėlgi interpretacija Jokerio, gal sakykime labiau, nes čia jis ne mastermindas, čia jis yra psichinis žmogus su labai daug problemų psichinių, su stipria depresija, galbūt su asmenybės susidvejinimu ir taip toliau ir panašiai. Bet tai tik prideda tokio savito žavesio, tamsumo šitam filmui ir tikrai man, pavyzdžiui, patinka šitą interpretaciją ir aš norėčiau daugiau filmų pamatyti. Pirmas man buvo šedevrinis filmas.
Aš realiai tai galvojau, kad Arnas tai sakys, kad šūdas, bet aš visai džiaugiuosi, kad... Ne. Nu, gal biški užkniso tos dainos, bet performance, kai kur buvo, nu tikrai, jie pridėjo. Tai tave ištraukė iš tos tamsos, iš to, kaip tu sakai, purvyno. Jis ištraukė, sutikė spalvų truputėlį. Tu pažvelgi biški kitom akim, iš kitos perspektyvos, kaip jis tai visą mato, kaip jis įsivaizduoja ir kaip mes patys galbūt kartais, žinai, nu, nori, visada galvoja, atrodo kitaip, negu yra iš tiesų. Yeah. Ir tos galbūt intrusive thoughts, žinai, kaip būna. Tai irgi iš to plaktuko, blėt, sudaužyta teisėja. Ta teisėja, aš tikiu, kad, nu, aš tikiu, kad tokios mintis gali gimti, žinai. Tai čia tas pas, kaip matai bėgantį vaiką ir galvoji, kad gal visai būtų prikolas koją pakišti. Nu, niekados nepadaryčiau, bet mintis tai yra tokia, nu, tai ką. Būna, aš važiuoju su mašina, man būna kartais prikolas, pagalvoju, net norėčiau tai va. O dabar staigiai, va tai va yra. Ką kiti darytų? Nu, bet nedarai taip, žinai, bet pagalvoju. Tai va, žodžiu, tiek su Jokeriu. Pasižiūrėkit, neskaitykit komentarų, neklausykit nuomonę. Įsivertinkit patys. Jo, pasižiūrėkit ir patys įsivertinsit ir pasakysit, patiko jums ar ne. Bet tik dar kartą įspėju, kad nepaviršutiniškas filmas. Yeah. Galbūt prireiks poros valandų po filmo pagalvot. Galbūt neiškart suprasit. Neužteks tik taip žiūrėt ir nemąstyt. Yeah. Reikės gilintis ir krapštyti jį patį ir... Tai va, parašykit, kas žiūrėjot. Jo, kas žiūrėjot, parašykit savo nuomonę, šiaip įdomu, ką jūs galvojat. Tikrai, nu, ta prasme, skaldantis filmas ir manau, kad būtų tikrai įdomu pasižiūrėti. Išgirsti ir jūsų nuomonę. Ok, jūs, toliau. Gerbiamasis, prašom, pasisakykit apie savo okay. nors vieną. Tai šiaip, žiūrėjom, abu, man atrodo, matėm Madame Kliko. Aš jau kartą, man atrodo, kalbėjau. Jo, tu sakei, bet aš sakiau, kad pasižiūrėsiu ir... Tai va, pasižiūrėjai, nu, tai pasakau. Ir, o man buvo nuobodu. Man buvo nuobodu ir man buvo neįdomu. Aš, tiesą sakant, visą filmą ten pilsė tuos, blėt, savo šampanus ir putojančius vynus ir visą kitą. O man buvo įdomiausia, kad jos vyras mirė. Man čia buvo įdomiausia sužinoti. Ir kai aš sužinau, kodėl, aš tiesiog patenkintas iš jų. Bet šiaip... galvoju, žinai, aš jau mačiau, kad filmas nuobodokas, galvoju, gerai, pasižiūrėsiu, žinai, iš arthauso pusės, galvoju, gal rasiu kažkokių gražių scenų ten, bet, nu, man trūko ir jis kažkoks, man patiko tas, kad filmas šokinėja timeline, jos prisiminimus, dažnai grįžta į tą jaunystę, žinai, tokią, bet... Apskritai paėmus, šiaip matėsi, kad jos tas vyras turi problemų ir toks labai keistas, iš tiesų, nu labai keistas žmogus buvo. Taip. Toks, blėt, ten su tom vynogėm šneka ir jis ten, nu jis toks biški savam pasaulį gyventas, bet matėsi, kad depresovas ir galbūt biški tėvo sugniuždytas, nu ten kažkokiu buvo tikrai problemų pas jį. Bet sakau, bendrai paėmus, nu kažkaip, nu nuobodu, tiesiog trūko gal veiksmų biškutį ir... Man silpnas, bet tiek. Istorija galbūt ir įdomi, šiaip, nes, nu, tai yra svarbu vien tik iš feminizmo pusės, kad tai yra pirma moteris, verslininkė, kai realiai Napoleonas ir apskritai teisinė sistema neleido moterims turėti verslo, apskritai jokio žemių ir panašiai, ir vat, išsikovojo savo, buvo stipri ir, nu, tai smagu dėl to. Bet apskritai filmas man buvo silpnas ir nelabai įdomus. Tai va, ką tu matei? Aš manau, kad tu nematėjai. Žiūrėjau, Netflix'e naujas serialas. Nemačiau. Bet dabar ir number one. Dabar jisai yra labiausiai trendinantis serialas ir tai yra, jeigu pamenat, kažkada anksčiau buvo Monster Jeffrey Dahmer story, kuris pasakojo apie serijinį žudiką Jeffrey Dahmerį. Tai yra tų pačių kūrėjų tęsinys. Monstrų istorijos tęsinys. Tai yra ne apie Dahmerį tęsinys, o apie kitus monstrus, sakykime taip šiuo atveju, nes Monsters vadinasi. Ir tai yra Monsters Lyle and Eric Menendez. Tai yra apie du, dabar amžiaus nepasakysiu, bet ten apie 19-20 metų kažkas tokio, 19-23 brolius, kurie nužudė savo tėvus. Ir bandė visais ten būdais išsisukti. Ir atvirai, aš galvojau, dar spėsiu pasiskaityti, kaip iš tikrųjų buvo, ir ten teismai vyko ir panašiai, bet nespėjau.
Nes literaliai, kad spėčiau ant podcast'o, tai po Jokerą dar puoliau žiūrėti apie dar 2 psichopatus. Paskutinės serijas, tai blėt. Šizovi irgi. Tuose mes čia aptarinėjom filmus ir serialus, kur visiškai psichiškai paveikti žmonės. Normalu, kad stabilios psichikos žmonės savo tėvų nenušaus. Jo, ir apskritai žmonių nežudys. Ne. Tai čia jau normalu, kad, tai taip, žmonės. Bet tikrai įvykiais, aišku, tikrai istorija paremta, tie broliai sėdi kalėjime vis dar, dabar neužilgo turėtų pasirodyti Netflix'e jau dokumentika, kur juos kalbina. Jau su jais. Su jais pačiais. Jie kalėjime prasidėjo grubiai 30 plus metų jau. Ir kadangi jie dabar ten bando biškį cashgrabinti šitos situacijos, ten aiškina, kad čia niekas ten Netflix'as ir kuriai nesitarė su jais nekalbėjo ir iš jų nieko tenais, nieks neklausė jų ir padarė serialą. Ir jūs nepyskit proto, nes... O ko jam čia dabar pinigų, ar jie nori išimti tą istoriją dabar? Jo, nes jokia kūrybinė komanda, studija ar bet kas negali daryti istorijos apie gyvus asmenis ar apie mirusius asmenis tikrus, jeigu jie neturi sutikimo. Tai yra, nes jeigu jie būtų padarę istoriją be tų brolių sutikimo ar jų šeimos sutikimo, tai jiem grėstų didelės labai baudos. Amerikoje mes žinom, kaip teismai kala tenais per baudas. Ir Netflix'as tokia kompanija, kuri realiai iš to serialo uždirbs dabar 100 milijonų, nebejoju, kad tikrai nerizikuotų šituo uždarbiu ir savo pajamom. Yeah. Ir faktas, kad arba jie patys pasirašė tą sutikimą, arba jų šeimos nariai, tai ten dėdės, tetos, whatever. Tai kurie iš viso geriausiai atsakė, jie turėtų mums gėlės nešti, nes apšė apie jos niekas nekalbėtų, žinai. Jie gal ir nelabai norėtų, kad šnekėtų apie istoriją. Kažkas tą leidimą davė. Nužudėm tėvus, žinai, tėvų. Ir... Tai aš, žodžiu, peržiūrėjau tą serialą, man jisai patiko, jis labai įdomiai atskleidžia tam tikros serijos, ten buvo smarkiai šokiruojančios, tikrai. Ne iš grafinės pusės, o iš labiau tiesiog tokios psichologinės ir gebėjimo vaidinti. Gal jisai yra per ilgas, mano nuomonė, nes aš taip galvočiau, kad tuo aš atsidarysiu, kad matyčiau aktoriaus tiesiog pavardę, bet kokių 2, šiaip serialiai yra 9 serijos, bet kokių 2, gal net sakyčiau 3 serijų, bet bent 2 tikrai nereikia. Nes jos yra apie tam tikrus tos istorijos personažus, kurie kažkaip niekur ir nenuveda. Tiesiog, žinai, kai atskiras rutuliukas. Jo, tipo, vara iki 5 serijos gerai, tada apie 6 apie vieną personažą, 7 apie kitą personažą ir 8 dar apie kitą, žinai, ir tada 9 serija jau iš visai kitos perspektyvos. Jau finalas yra, parodo dar kitaip tą visą istoriją, kurią tau bildina, kad šitas kaip jisai, kad tie broliai jie buvo išnaudoti tėvo, kad tėvas juos piso. Ne, tai normalu, kad nenužudai tėvų šiaip savo. Jo. Tai žodžiu, tai pasako, kad tėvas juos išnaudojo seksualiai. Seksualiai išnaudojo nuo ten 6 ar 7 metų ir kad pabiškai bildino ir ten visą kitą. 5 serija yra masterpiece'as televizijos, visiškai. Visa serija yra taip kaip tam beveik 40 minučių, 35 minutės gal kokios ir tu sėdi žiūri į vieną sceną, tai yra stalas, vienas iš brolių ir advokatės nugara. Ir realiai, tai tu ką tik tai matai, yra vieno iš tų brolių veidą, Eriko Menendeso veidą. Ir jisai visas 30 ten kažkiek ten tų minučių, 5 ar kiek ten jų yra iš principo praktiškai jo monologas, kai jisai pasakoja istoriją, žinai. Ir tiesiog jinai gniuždanti tokia, žinai, ir tu tiesiog patikė, nes tu negali nepatikėti tokia istorija, kuri yra antiek košmariška. Jeigu tu esi vaikas ir, ta prasme tave tėvas visais įmanomais būdais ten per visus galus daro, ir tai yra tragedija, žinai, tai faktas, kad tu būsi perpistas, galvoji. Čia jau
Ta prasme, ir oraliniu, ir analiniu būdu, ir su daiktais, ir be daiktų, ir fuck, ten yra žiauru. Nu, tai taip gimsta tos dvi asmenybės, žinai. Jo, ir tada, bet tada supranti, kad vienas iš tų brolių yra debilas. Vienas debilas, kitas psichopatas. Nu, abudu psichopatai geri, žinai, nes abudu tvirkino, bet vyresnysis dar papildomai ir dar, tipo, jeigu tėvas taip darė man, tai aš galiu dar į savo braliuką papist. Čia taip darė. Taip. Aš bliama, koks žiaurus serialas. Aš tau sakau, ta prasme, jisai vizualiai nėra šlykštus, nes Dameris buvo šlykštus. O šitas, nu, ten parodo vieną kartą, kaip nušauna ten tos tėvas ir to pasibaigia tas šlykštumas, žinai. Bet psichologiškai jisai daug žiauresnis negu Dameris. Gerai, o prie ko čia mama? Nu, aišku, mama aprūvino. O kodėl aprūvino? Nes tiesiog prispausta tėvo buvo. Nu, čia viskas aišku. Ar mama net nežinojo? Žinojo, nu tai. Nu, kind of. Bet tipo, kaip ir negali nieko sakyti, nes tai dar ir pati būsi, žinai, biški. Ten labai suktai. Ir paskui galiausiai finalas, tai man buvo toks, žinai, išnešantis smegenis, kad galiausiai pasibaigė serialas. Ir aš nežinau, kaip buvo iš tikro. Va tai va. Ir tu nesuprasi. Tu nežinai, ar tai iš tiesų tai tiesa buvo, ar tiesiog... Ar iš tiesų tvirkino, ar iš tikrųjų nebuvo nieko ten panašaus ir jie sukūrė visas tas istorijas. Bet nežinau. Nu, žinai, net kapstysi. Nu, nes tie žmonės, kurie... Vaizdo medžiagos nėra ir... Ja, ir galėtų patvirtinti ar paneigti, jie realiai yra negyvi. Tai va. Nu, tai va. Ir pasaulis niekada nesužinojo šitos tiesos. Ir tai va. Tai man kažkaip labai... Pasibaigė viskas ir aš taip galvoju, nu mane užknisa tos istorijos, kai aš nežinau iki galo, kaip buvo, žinai. Nu. Bet ir nesužinosi, nu tipo, net realius faktus paskaitęs, tu vis tiek nesužinosi. Jo, nu nes jie vis dar, kiek ten paskui pabaigoje tiesiog parašė, žinai, kad jie vis dar laikosi tos istorijos, kad jie buvo tvirkinami. Žinai. Okay. Nors paskui ten rodė, sakau, paskutinė istorija rodė ten kitus liudininkus, kurie sakė, kad ten tėvas iš principo gal ir buvo griežtesnis, bet nu jisai iš esmės mylėjo ir ten pirko, ir ten tie vaikai išpizdėję buvo ir jiem ten nupirko nuliovą Alfa Romeo kabrioletą ir jis sakė, kas čia per šūdas, aš jaučiuosi kaip klaunas šitoj mašinai. Žinai, kai ta mašina tais laikais, tai yra 89 metais, kainavo $32,000. Pritaikius infliacija būtų turbūt arti 80-90 tūkstančių. Okay. Nu, aš tikrai, blėt, perpiešiu tokį. Tai va. Ne alinių būdų jokių, bet, ta prasme, iš diržo į galvą vieną. Nenoriu skatinti, bet, nu, blėt, jeigu tu taip įsipisinėjai, tai... Tai va, tai ta istorija yra tokia... Skut istorija. Šiaip visai gera televizija, galiu pasakyti taip. Okay. Su savais minusais, bet aišku. Tai va, tai tas Cooper Koch yra aktorius. Jisai Eriką Menendesą vaidina ir jisai fantastiškas, blėt. Ta prasme, wow. Ir also, aš pastebėjau, kad šitie kūrėjai mėgsta paimti gerai atrodančius aktorius bičus, žinai. Tai šitas Cooper Koch iš principo yra modelis. Okay. Bet jis vaidina tai fantastiškai. Ir jau paskelbė, kad bus 3 sezonas. Tai yra Monster grįž prie vieno jau žudiko. Jo, bet dar nepaskelbė ko. Ar paskelbė? Paskelbė ko. Ir tai bus? Tuoj pasakysiu greitai, nes paskelbė jau net ir aktorių, kurį išrinko. Monster Season 3, tuoj, nes aš nesitikėjau iš to klausimo. Na, įdomu. Žinau tik tai... Ja. Tai va, 3 sezonas bus įdomus tuo, kad pagrindinį vaidmenį atliks Charles Hunamas iš Anarchijos sūnų, iš Ugnies žiedo, net ir Rebel Moon'e vaidino jisai. Šiaip labai, man patinka labai tas aktorius, jis labai nice. Gerai. Ir vaidins žudiką Ed Gein. Tas žudikas, jisai yra laikoma, kad jisai yra serijinis žudikas, nors yra, man atrodo, patvirtinti 2 nužudimai ir potencialiai yra dar 5. Bet dar nepritempta. Aukų nėra, nerastas aukos, sakykim taip. Okay. O dar papildomai jisai buvo išskirtinis tuo, kad jisai pizdindavo lavonus iš kapinių. Ir ten kažką su jais darydavo, nežinau, nesigilinu tiek. Gerai, bet sužinosim. Body snatcheris iš principo. Taip. Okay. Įdomi. Wow. Tai judam toliau. Gerai, tai aš tada pasakysiu, aš Arkeiną peržiūrėjau. Pabaigiau. Praeitą kartą minėjau, tai daug neįsiplėsiu, bet šiaip pasakysiu, kad labai gera arka. Labai įdomu sužinoti, nes tu realiai
pačiam žaidime žaidži už vienus čempus, o pat jau seriale tu matai, kaip jie patapo tokie, kokie jie yra realiai žaidime. Tai įdomios arkos, labai gerai padarytas, labai gražiai nupieštas. Ir tikrai, nenobodus ir nemažai tų charakterių gliaudo ir visi taip įdomiai ir galų gale viskas susiję ir pabaiga įdomi irgi. Ir, blemba, tikrai tu nematei, ar ne? Ne. Tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Net nežaidusiam, nesvarbu. Tu planuoji prieš antrą sezoną pasirodymą. Labai geras serialas, tikrai. Kai aš nežiūrėjau anksčiau, debilas. Tai va. Tai kadangi prieš tai jau kalbėjau, tai čia tik tiek, kad peržiūrėjau tiek. Mes pabaigėm su Idvilė žiūrėti turkišką serialą. Ir jis irgi apie asmenybės susidvejinimą, tai va, biškį tema. Galiu pasakyti, kad turkai mėgsta daryti tokį dalyką. Uždėt tokį kabliuką pačiam gale, nes man toks jausmas, žinai, jie nežino, ar serialas paeis, tai mes padarom taip. Mes padarom tokią pabaigą, kad tu nesuprastum, kaip jinai iš tiesų baigėsi ir kad jeigu mes padarytumėm antrą sezoną, kad pirmo sezono pabaiga, kaip ir galėtum pasakyti, kad gal ir buvo šansų, kad jisai išgyvens. Bet maždaug tokia pabaiga. Tai šiaip pabaiga nėra bloga, aš tikėjausi prašiau. Labai neįsiplėsins, aš manau, čia tokia niša yra, kad niekam neįdomu, bet tie turkiški serialai. Bet šiaip istorija gana įdomi, vėlgi sakiau apie... Pavadinimą bent pasakyk. Kita meilė. Bet šiaip pavadinimas apšė toks random. Klausimas, į ką jisai taikosi. Į moteris. Į babutės. Babutės, aš nežinau. Nes šiaip paėmus... Į mano močiutę. Tai jo, ta meilė yra kita, labai kitoniška. Ta prasme, visiškai skirtinga, nes tu turi žmogų su dviem asmenybėm ir tam vienam kūne gyvenančios dvi asmenybės, jos kaip ir myli tą patį žmogų, bet jos yra visiškai skirtingos. Vienas yra labai sėkmingas laidų pranešėjas, kitas yra realiai labai didelę traumą turintis asmuo, iš vaikystės ta trauma yra, ir jisai labai linkęs į smurtą, žudimą. Jis realiai yra serijinis žudikas ir jis realiai keršyje tiem, kas jį nuskriaudė vaikystėje. Tomi tema mūsų šito podcast'o visus apsikalba. Vien psichika. Ir realiai tos dvi asmenybės gyvena vienam kūne. Ta blogoji asmenybė žino apie tą pirmą asmenybę, tačiau ta geroji asmenybė nežino apie blogąją. Ir realiai viso serialo metu rutuliuojasi ta meilė su ta prokurorė, plus tie serijiniai žudimai, plus jo tos gerosios asmenybės bandymas suprast, kas čia vyksta, nes kai tave užvaldo kita asmenybė, tai tu neatsimeni dalykų. Ta prasme, tai yra, tu atsibundi kažkur random mašinoje, what the fuck, kas čia buvo, bet neatsimenu pusę dienos. Tai žodžiu, jis kapsosi po savo vaikystę, jis bando atrasti tą problemą, kas čia vyksta, tėvai viską žino, jam nieko nesako, pamažu viskas išaiškėja, žodžiu, ir taip rutuliuojas, visai neblogas serialas. Okay. Tai va. Kita meilė. Kita meilė. Dar vienas dalykas. Hellboy. Palauk, aš leisiu tavo apie Hellboy dar pašnekėti, bet kadangi mes tęsiam dar apie psichopatus. Dar kažką žiūrėjai. Taip. Speak No Evil. Okay. Filmas iš esmės, jeigu išimtum vieną aktorių iš filmo, tai jis būtų toks, toks, žinai. Apie nieką. Ne apie nieką, bet jis būtų gerokai silpnesnis, bet blemba. Jamesas McAvoy'us yra fantastiškas aktorius. Jis nerealus. Girdėjau. Kaip gerai. Žiūri tu jį ir tu supranti, kad jisai yra psichas. Šypsosi, juokiasi ir toks, žinai, chill bitchas, su kuriuo norėtum būti draugas. Bet kaip išlenda tas psichas, atrodo, jis tave su žvilgsniu papjauna. Toks unikalus žmogus, blemba, jisai taip gerai vaidina šitus susipinkiagubinusių asmenybių tuos dalykus, personažus, kaip Split'e, pavyzdžiui. Aš pertrauksiu, tai va apie tą serialą kalbant. Tas aktorius, tu iš tiesų gali pasakyti, kada jisai yra vienas žmogus, kada jis yra kitas. Nors tas virsmas kartais būna toks, bet tau užtenka pažiūrėti jo veidą ir tu supranti. Aš nežinau, ką jis padaro, bet tau užtenka. Tai va čia yra talentas.
Tai tas pats su Makavojom ir jisai supranta, ten kažkas vyksta, ten vaikai žaidžia ir jisai ten toks maždaug šypsosi, jo, viskas nice ir tada matai, kad jam kažkas nepatiko. Persikreipė Ir veidą. jis taip, žinai, taip šypsosi, taip kyžu. Ir tada tu matai tą tokį įsiūtį, žinai, grinai, kad atrodo, jis tą vaiką, žinai, va taip, prieis ir nulauž sprandą. Kadai. Baisu? Blemba, aфиgenas aktorius. Ir jis taip užsisportavęs buvo, žinai, jis toks spinta toks, žinai, jis gal nelabai aukštas. Lengviau, kai nesi aukštas, jo. Ir jis ten maždaug hebra bėga nuo jo, žinai, užsidaro tokiam, senoviniam britų namelį, žinai, name užsidaro. Ir aš taip sėdžiu, aš sakau, blet, akivaizdu, kad net laikys jokie vyriai, žinai, šito, nes jis tiesiog išspirs nahui duris. Ir taip ir yra, jis prieina, spiria vieną ir išlekia tenai, žinai, iš taktų viskas. Tai, bet čia bendraja prasme filmas toks žiaurokas, bet geras. Bet geras vien dėl Makavojaus. Bet tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nes tikrai nice. Hellboyus. The Crooked Man. Papasakok, nes šitą nežiūrėjau ir kažkaip nežaidėjau. Filmas, jis turėjo potencialą. Realiai. Gerai. Pirmas 10 minučių galima išmest, nes blemas įdžiajus, kurkšus prastas, ten buvo toks didelis voras, kur kaip prastai kažkaip, mes gal išpizdėjau. Nebuvo tai blogai, bet, man kliuvo akis. Mano gal akis labai išpizdėjus, nežinau. Tai žodžiu, pati pradžia iš tiesų buvo labai potenciali ir gal, sakyčiau, labai man iš tiesų buvo labai baugi. Ten esmė yra tokia, kad jie vežė kažkokį labai pavojingą orą pro Apalačius, man atrodo, žodžiu, pro kalnus. Ir ten kažkokie gyvena, ten, žodžiu, blogis, blėt, raganavimai, hujavimai, žodžiu, panašiai. Ir kažkodėl tas voras iš tokio patapo labai dideliu, žodžiu, jos užpuolė, iškrito iš traukinio, ir pradėjo eiti per tos kalnus. Ir, žodžiu, pati pradžia buvo iš tiesų, sakau, baugi ir įdomi, ten pasakoja apie tos raganavimus. Ir tas, toksai, tas vaibas toksai, pizdės, žinok. Labai bjauriai padarytos tos raganos, bet labai gerai. Ir buvo tikrai man baisu, ir buvo labai nejauku, ir ten... Bet toliau, kokia huinė iš tiesų. Tai vat man labai gaila, nes mane nuvylė dvigubai stipriau, nes kai tau filmas taip, čia kažkas gero bus, ir jis tada, taip šovė į žemę. Tai jeigu jis būtų visą laiką vidutinis, būtų buvo, bet žodžiu, labai nuvylė, nes pabaiga realiai buvo tokia nei siaubo, nei veiksmo, tas Hellboyus apšia useless kažkoks, ten nesuprasti, ten daugiau mintyse jo vyksta dalykai negu apskritai realiam pasaulyje, tai nes jis toksai tipo čadas, jis ten iššaudys, išžudys, bet iš tiesų nieko nevyko, jis ten kažkas savo psichologinės problemas ten kariavo dėl savo mamos kažkokia huinė, žodžiu. Tai šiaip blogietis buvo labai įdomus ir jis turėjo, vėlgi buvo potencialus, turėjo istoriją, turėjo motyvą, viskas buvo įdomu, bet galų gale kažkaip nei jie ten užbaigė normaliai, pataškė galvą, išbiro monetos, viskas. Toks, žodžiu, kunigas šiaip labai krūtas buvo. Aplinka, buvo gera, tos raganos aplink, tikrai, filmas tikrai buvo potencialus. Ko jam trūko, nežinau. Tiesiog hujovai parašytas ir viskas. Istorija vedė į niekur, bet realiai jeigu būtų visas filmas toks, kaip buvo pradžia, būtų labai buvęs geras filmas. O čadas buvo useless. Tiesiog. Ir paskutinis akcentas jau čia turbūt iš mano pusės. Tai tas filmas, kuris dar tik pasirodys kinuose, tai yra spalio 11 dieną pasirodo. Tylos valanda. Silent Hour, tai kaip minėjau laidos pradžioje, tai yra tokio tradicinio veiksmo žanro filmas. Kažkaip niekaip šito derinio nesugebu normaliai pasakyti. Bajevykas, karočiui. Toks, bajevykas. Labai lengvas, labai, gal net ir sakyčiau, pakankamai nuspėjamas, bet visai nebloga pramoga. Ir esu tikras, kad kine gerai žiūrėsis, žinai. Nes ten iš principo tai yra detektyvas, kuris po įvykio praranda klausą ir jį pasikviečia šitas buvęs partneris, tipo
padėti ten su vienu nužudimu, žinai, kuris ten iš esmės įkrenta kaip ir į jo, bet atsirado liudininkė, bet liudininkė yra kur čia. Nu, ta prasme, nuo gimimo kur čia. Ir pasikviečia maždaug, padės čia pavertėjausiai, žinai, maždaug gestų kalba. Okay. Nu, ir jis tenais nuvaro ir karočią, jis turi klausos aparatą, bet jisai sukonektintas su telefonu. Jis ten gali pareguliuoti stuff. Ir jie ten apklausė tą liudininkę, žinai, ir tada jau palieka ją, ir jisai išvaro, ir tas detektyvas, tas puskurtis detektyvas, jisai supranta, kad paliko telefoną savo pas liudininkę, nu ir grįžta atgal. O tuo metu jau atvaro blogiukai, nu, ją užlenkt, žinai. Okay. Nu ir jie gaunasi, kad jie tampa įkalinti, žinai, tam vienam name, abudu negirdi normaliai, tiksliau viena vapšė negirdi, kitas vos girdi, bet kadangi išsikrauna ar kažkas tenais atsitinka ten tiem klausos aparatam ir jisai nelabai, žinai, nu ir jie turi išgyventi tam name, kol juos ten medžioja per visus aukštus, nes tas namas iš principo yra parduodamas ir ten iškrausto visus gyventojus ir ten daro luxurious apartments maždaug, nu, tipo, iš seno šūdo daro labai prabangius butus. Ir ten praktiškai niekas negyvena. O toks, žinai, toks standartinis veiksmo filmas, bet visai smagus. Ir vaidina Joelis Kinnamanas, tai irgi veiksmo filmuose dažnai vaidina jisai ir Markas Strongas, kurį irgi dažnu atveju gali rasti veiksmo tokiuose filmuose. Tai, nu, visai neblogas kastas ir smagiai susižiūrėjo, ir ten biški romantikos yra, žinai, tokios švelnios meilės istorijos. Tai paviršutiniškas, bet tipo tiesiog ateit atsipalaiduot. Jo, gerai praleist laiką. Gerai praleist ten valandą, kem minučių, žinai, manau. Ir ne per ilgas. Jo, neįpareigojantis, toks visai nice, tai va. Tai pasižiūrėkit, tai jo, pasižiūrėkit. Tai ką, startuojam antrą sezoną, ačiū, kad žiūrėjot, labai smagu vėl buvo pakalbėti, labai šį kartą pasiruošęs, daug filmų ir apžvalgų, labai gerai panalizavom. Daug žiūrėjau, iš tiesų. Kita laida bus po 2 savaičių. Turėsim staigmeną biškį. Taip. Stay tuned. Bus staigmenėlė. Tai va, tai labai ačiū Arnui, kad nepabėgi ir sukursim daugiau negu 25 laidas. Ačiū Vainiau tau. Jis ir aišku, mūsų PR-šikas. Jo, ir aišku, jeigu jau kalbam apie tai, kam ačiū, tai ačiū ir Apollo, kad mus jau antrą sezoną priminėja, metus laiko neišvaro iš salės ir jau labai esam dėkingi. Ir ačiū mūsų antrosiom pusėm, kad mus palaiko. Jo, didžiausias palaikymas yra. Ir skatina daryti ir aš dažniausiai būnu tas, kuris ten, užpiso. Bet aišku, Arnas turi daugiau jaunatviško entuzijazmo, aš kaip senis pastinėti ir pabambėti linkęs, bet... Viskas gerai. Bet šiaip smagu, šiaip visai nice ir man visą laiką aš atsigaunu po šito, nors būnu išsisunkęs nuo kalbėjimo, bet toks atsigavęs protiškai, tai labai smagu, kad mes galim pasidalinti savo mintim su jumis. Tradiciškai nepamirškit pakomentuoti, pasidalinti su draugais ir išreiškit savo nuomonę apie tos filmus, kuriuos mes apšnekėjom, arba apie tuos, kuriuos norit, kad mes pašnekėtume, ir lauksim komentarų. Ja, nepamirškit pasubscribint, labai padedat. Ačiū Jums ir iki kitos laidos. Iki. Davai.